Panaši kaip ir Nemuno deltos kultūra buvo Veršvuose, Marvelėje, Plinkaigalyje ir Pajūryje, Šernuose, Vaituose, Bandužiuose ir be abejo Lazininkuose. Šiame ilgo laikotarpio kapinyne, kurio radinius dabar ir matome, archeologas Donatas Butkus rado įdomių papuošalų, ginklų, monetų, liudijančių, jog šios vietos gyventojai prekiavo su germanais, romėnais, Vyslos žemupio ir Sembos pusiasalio gyventojais, gaudavo iš šių spalvotųjų metalų žaliavos. Tuo metu vakarų baltai išmoko apdirbti metalus, pasigaminti pagrindinių darbo įrankių, ginklų. Kaip jie buvo perpratę metalo apdirbimo paslaptis, galima spręsti, kad ir iš šių puikių papuošalų archeologo Jono Stankaus rastų Bandužių kapinyne. Čia buvo laidota nuo 2 iki 12 mūsų eros amžiaus. Daugelis baltiškų papuošalų nieko nenusileido gotų, germanų, skandinavų ir kitų vakarų Europos kraštų meistrų gamintėms.